Na žinot, kad man kas nors paskirtų pasimatymą naujam rajone Vilniaus ir dar bažnyčioje, to nėra buvę. Bet buvęs socialinių reikalų ministras, 5 vaikų tėtis, politikas Linas Kukuraitis kažkodėl pasirinko tokią vietą. Turiu skubiai eiti ir paklausti, kodėl čia. Labą dieną, mielą matyti. Tai kodėl čia? Čia mano antri namai turbūt. Aš tai atsimenu, kaip statė, pavyzdžiui. Taip, ir aš buvau vienas iš tų, kur nešiau plytas. Paauglystėje turbūt atsiverčiau, man buvo kokie 13-14 metų. Šitai? Aš gyvenau šitam rajone Justiniškėse ir čia kaip atsirado koplyčia, tada pradėjau kartu su mama eiti čia ir žiūrėti, kas čia vyksta. Ir jaunimo bendruomenė kažkuriuo metu mane įsvirbė. Dėl to aš čia likau ir netrandu kitos erdvės, kuri būtų tiek gyvenimo, tiek žmogiškumo, tiek santykio, tiek paramos vienas kitam, kaip kad bažnyčios bendruomenė. Linai, o jūs baigęs ką? Socialinius mokslus? Esu baigęs socialinį darbą ir tas pašaukimas socialiniam darbui kaip tik ir gimė čia. Linas Kukuraitis yra arčiausiai žmogaus buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras per visą Lietuvos istoriją. Labą dieną. Labą dieną. Tai čia yra jūsų globotiniai, parapijiniai. Čia mūsų bičiuliai. Čia bičiuliai, čia ateina dirbti. Darbininkai esame. Ir nemažai žmonių, kurie tikrai čia net ir gali, reiškia, dirbti, uždirbti, kaip kad ir tie žmonės su negalia. Konceptualiai žmonės ateina čia dirbti ir dėl to, kaip mes juos kalbinam, tai sako, mes čia dirbam, mes čia darom maistą, mes čia šluojam lapus, mes čia kitus dalykus tvarkom, nes ori būtis yra susijusi su darbu. Tai yra socialinis centras, kurį kūrėm 2000 metais kaip viešą įstaigą, nes supratom, kad parapijai, kaip religiniai bendruomeniai, tiek socialinių veiklų, kiek mes jau esam prikūrę, jau yra per sunku administruoti. Tai kūrėm socialinį centrą, turi įvairias programas žmonėms su negale, vaikams iš sunkumus išgyvenančių šeimų, gatvės jaunimu, tai yra senjorams įvairios programos. Tai kitaip sakant, Fabioniškių, Justiniškių vaikai, ar tik Justiniškių? Tai yra Viršuliškių, Justiniškių, Šeškinės, tai dabar jau yra apie 50 000 žmonių. Ir nuo pat pradžios pradėjus dirbti su vaikais, įkūrus vaikų dienos centrus, buvo akivaizdu, kad vaikams rimtai nepadės, jeigu nedirbsi su tėvais. Tada pradėjom ir tėvus kviesti, stovyklas organizuoti ir kitus dalykus. Nes kas geriau supras visų bėdas, nei buvęs socialinis pedagogas, iki šiol pas savo gimdytojus gyvenantis su visais 5 vaikais. Čia pasirodo gyvena ne tik jis, bet dar ir brolis, ir tėvai, ir visas būrys vaikų. Labą dieną. Labą dieną. Ar galiu aš pas Liną? Gali. O kas tu tokia? Adelė. Malonu, aš Edita. Labą dieną. Aš priekabiauju prie jūsų Labai vaikų. miela. Kurią mes? Ta. Bet tada jau garsiai dainuok. Tai čia kelinta? Mažiausia? Čia mažiausia, čia 5, vienintelė mergaitė iš visų mūsų vaikų. Ane? 4 bernai. Tai čia princesė. Jis didžiulis gimdymo namuose šalininkas, būtent taip į pasaulį atėjo visos jo atžalos. Religija, bažnyčia, socialinis darbas jam, įprasta kasdienybė ir moralinis kodeksas. Bet jūs paminėjote atsiverčiau, bet labai man įdomu. Kai buvau vaikas, 2 dalykus sakiau, gyvenime niekada nedarysiu. Tai vienas, niekada neisiu į bažnyčią, o antras dalykas, kad niekada neturėsiu šeimos. Tai žodžiu, tai dabar turiu 5 vaikus? Yra viskas atvirkščiai, jo. Žavus ir žvitrus iš pažiūros, Linas yra nepalenkiamos moralės žmogus, padorumo kompasą pasitikrinantis kasdien. Tai kodėl, Linai, jūs pasukot į politiką ir ar nesigailit dėl to, kad pasukot? Tada tas kvietimas iš jau politinės bendruomenės, kad teiki ministrus, aišku, jisai buvo toks viską taip išmušantis kaip pasiūlymas, nes tikrai ne kiekvienas sulaukia tokio skambučio. Bet man buvo labai aišku, kai tuo metu, kai aš tą 1 ar 2 dienas svarsčiau eiti į ministrus ar neiti, kalbėjausi ir su arkivyskupu Gintaru Grušu, tuo metu jis buvo mano vadovas, savo dvasios tėvų, šeimoje kalbėjomės daug. Tai buvo aišku, kad tai yra tokia nuosekli tąsa tos kitokios visuomenės kūrimo, daug labiau solidarios, girdinčios, gerbiančios viena kitus visuomenės kūrimo. O prieštaravo tikriausiai vaikai ir žmona, taip? Iš tiesų daugiausia buvo tokių klausimų, išplėstų akių. Apie save kaip politiką man tai buvo iššūkis, nes aš šiaip tokios introvertiškos būties, o išeiti į politiką, tai išeiti į rampų, iš viesų teritoriją. Ir kaip tie sofitai atsukti į jūs?
Iš tiesų didžiulis iššūkis buvo, tikrai, tie metai buvo labai sunkus, tuo labiau, kad pirmieji keli mėnesiai prasidėjo nuo Mato tragedijos, bet aišku, tada labai daug visų patirčių visuomenė sukilo į viršų ir man atrodo, per tą laiką, per tuos keletą metų pavyko didžiulius dalykus padaryti dėl vaikų apsaugos, dėl pagalbos šeimoms sustiprinimo ir suradimo to balanso, kurio tikrai visuomenė buvo išsigandusi, kad vaikų teisų tarnybos gali per daug įsiveržti šeimas ir kaip apsaugo tą šeimos interesą, kad šeima augina vaikus ir biologinė šeima yra pamatinė. Labą, aš Edita. Rima. Malonu, tai suprantu, tai jūs čia 5 vaikų mama? Nu, 4 berniukų ir 1 mergaitės. Eikit savo, tai pasižiūrėkit visi, kaip atrodo gerai prižiūrėtos damos. O ten matau kažkas dar ateina. Mama. Tai jūs čia ir esat visko kaltininkė. Taip, nuo manęs prasidėjo, nuo mūsų. Tai nuo visko, tai pradedant bažnyčią, baigiant namais. Taip, tikrai taip. Ir čia yra toks giminynas šitoj vietoje jūs. Giminas. Čia sūnus kitas gyvena, 9 anūkai vienoj krūvoj ir jis dar kitur. O jūs kiek turit iš viso anūkų? 12. Ai, kičiu savo. Kaip gražu. Tikrai gražu. Kokios komandos? Tai aš Todėlė prieš jūs. Linai, kiek reikia uždirbti pinigų per mėnesį, kad šitokia šeimyna išsilaikytų? Reikia uždirbti normaliai, bet tada mes jaučiam visus pakeitimus, kuriuos valdžia padaro. Jeigu vaiko pinigus padidina, tai mes irgi pajaučiam. Jeigu vaiko pinigų krenta, tai tada irgi pajaučiam. Kainos, jeigu irgi išauga, irgi labai viską jaučiam. Kitaip sakant, turint daug vaikų, gali jausti, ko žmonės gyvena. Ir vaikai mūsų moka taupyti. Jie žino, ką reiškia kainų skirtumai. Tai ne, vaikai žinot? Labiausiai tai Paulius. Nu gerai, Pauliu, o kodėl tu labiausiai žinai? Tu esi Paulius, o tu? Augustinas. Jėzau, bet iš kur jūs tokias akis gavot, aš tai negaliu atsižiūrėti. Mamos? Iš mamos. Tai tos akis ir papirko, ne? Ką? Tai ir akis, ir širdis, ir tai, kad Rima buvo ta, kuri, aš taip jaučiau, kad jinai, jeigu imsis, tai rūpinsis visais. Ir vidumi, ir išorė. Tai taip ir yra. Bet man pasidarė įdomu, bevaikščiojant tam centre, tas vaikų darželis. Tiesiog esam tokie bendruomeniniai žmonės. Susipažinom bendruomeniai, ten mūsų draugai pagrindiniai buvo. Ir jie buvo panašaus amžiaus, tada kartu kūrėm šeimas, tada kartu gimdėm vaikus ir mes, moteris, turėdamos panašaus amžiaus vaikus, susibūrėm ir sakom, galbūt savo vaikam, tokį mini, tokį centriuką padarom, darželį ar ten dienos centrą, kur jie galėtų draugauti. Bet jūs tikrai esat nepameluoti bendruomenės žmonės, jūs visą laiką gyvenat visi krūvoj šeimoj, krūvoj tarp draugų, ne? O tavęs, pavyzdžiui, nenervuoja biski, ką? Ne. Kai galvoji, noriu čia mano erdvė, aš esu didesnis už kitus, aš turiu savo poreikių ir aš iš tikrųjų esu labai fainas, tik nieks nežino to. Tai būna? Baik. Man tai, pavyzdžiui, būna. Aš nežinau. Ne? Nežinau. Su draugais man labai patinka būti. Su draugais, o su tais tėvais? Su tėvais, skirtingai būna. Esi? Uždenk. Bet klausyk, vis tiek mergaitės šito šeimoje nesakyk, man turi šiokių tokių privilegijų, ne? Ne. Man patinka. Pone Nijolė, tai jūs išvargot tuos 3 bernus. Bet su jaunėliu, kai jau prasidėjo visi kompiuteriniai žaidimai, ten salonai ir taip toliau, su to buvo vargo. O šitie tokie tvarkingi berniukai gerai mokėsi iki 4 klasės. Aš dar kontroliavom trupučiuką, paskui paleidom. Ir visi 3 licėjų baigė ir viskas su jais tvarkoja. Tai, o kokias marčias gavom, taip savarankiškos visos ir visi vaikai. Aš labai laiminga ir patenkinta, kad gyvenu Lietuvoje, pati gražiausia ir geriausia šalis. Ir aš. Bet klausykit, o negaila, pavyzdžiui, sūnų atiduot į politiką, kad jį ten pešiotų? Oi, žinokit, mes verkiam su Rimute, kai jį paskyrė ministru. Mes verkiam. Tikrai. Nesupratom, kokia atsakomybė ir kiek pareigų ir kokia našta užgriūva. Bet didžiausia našta yra viešumas. Bet pradžiai tai mes tiesiog šokę buvom, kad kiekvienas tavo žingsnis, žinai, stebimas. O vaikai kaip jums, kad tas tėvas politikoje nervuoja, ne? Ar mokykloje geresnius pažymius gaunat? Kas? Negaunat?
O šiaip, vat, kad, ai, tai čia kukuraitukai eina, taip sako? Būna. Aha. Ir dėl to, nes mūsų ten labai daug toj mokyklai. Tiksliai, ten jūs. Tai jūs ten tokia mafija? Nes mafija, taigi reiškia mano šeima. Taip. Jiem pasisekė, nes jie turi panašaus amžiaus pusbrolį kiekvienas ir su kuo draugauti. Tai Čia labai svarbu iš tikrųjų, tas tokia Lukas simbiozė. turi ir, žodžiu, porelėm. Gerai, o Lukui kiek? Irgi 8, bet rudenį su 9. Tai žemyn galva į kriaušę įlipę kabat? Reikaliukai. Laimėjot ar prakišot? Gavom, 2-0. O tu močiutės vaikas? Aš tėčiu. Su didelė šeima tai yra kaip su bendruomenė. Tai mes turim 2 ritualus, tai šeštadienį vakare susėdam, visi aptarim savaitę, kas nutiko svarbaus ir už ką norim padėkoti. Jis šiek tiek toks vat su religija susijęs, bet dėkojam vienas kitam ir Dievui. Tai šeštadienį, tai įžengiam į sekmadienį tokia vat dėkinga dvasia. O sekmadienį turim jau, reiškia, atsiprašymo ir tokio paprašymo kitai savaitai. Tai už ką visą laiką reikia atsiprašinėti, pasakyk man. Už kad erzinau brolius ir seses. Aha, bet kiekvieną savaitę tą patį darai. Turbūt jo. Aha, toliau. Kai jie buvo žemė, tai ne. Aišku. Adėlė, ką tuo klausimu galvoji? Sunku atsiprašyti. Kartais taip, kartais ne. Tas taip nuėma įtampa šeimoje. Toks vat, iškart supranti, kad viskas yra gerai. Nes jeigu mes ir erzinam vieni kitus, jeigu mes ir ten pavargstam vieni nuo kitų, ir jeigu įžeidžiam vieni kitus, yra laikas, kada mes atsiprašom. Skonis šokolado sugrįžusio birželio, akis tokios pačios prieš metus. Kita dalis yra to sekmadienio šalia atsiprašymų, yra paprašymas kitai savaitei. Kitaip sakant, yra galimybė išsakyti, kas man rūpi. Ir iš naujo rasime namus. Ar vieni kitus. Ir tas leidžia šeimai praktiškai tada visą kitą savaitę vėl makaluotis, kaip kam gaunasi. Bet šeštadienį, sekmadienį vakare susėdus nutinka, man atrodo, tokie esminiai dalykai, kurie mūsų šeimą taip laiko. Tai tas tokio išskirtinio ir aš visą laiką šeimoms sakau, kad mes tėvai esame atsakingi už ritualų, tradicijų sukūrimą ir puoselėjimą savo šeimose. Per tai, kad šeima atrastų savo identitetą, savo stiprybę, savo centrą. Bet tai tas pats yra ir tautai privalu, nes jeigu mes nustojam vadintis krikščionišką tautą, tai tada kas mes esame. Tai va, gerai, ačiū brangiausiai. Ačiū labai. Ate, nuostabu. Žodžiu, gerai čia karaliauji, matau. Ar vieni kitus. Politinė reklama.